Taigi, sveiki visi, esu Deividas ir šiandieną apžvelgsime, kiek uždirba mano mėgstamiausi youtuberiai. Nieko nelaukant, važiuojam. Noriu priminti, kad aš tikrų youtuberių sumų, kiek jie uždirba, tikrai nežinau. Tai yra mano spėjimas pagal vaizdo peržiūras ir kiek moka Lietuvoje, tai aš tikslių sumų tikrai nežinau. Taigi, mūsų pirmasis youtuberis yra niekas kitas, bet Martas Tankievičius. Realiai, kai buvau mažesnis, aš šiek tiek jį žiūrėjau, ne šiek tiek, aš žiūrėjau jį labai daug, bet šiuo metu kažkas Martui atsitiko ir pradėjau reklamuoti kažkokius kursus, kurie man asmeniškai nėra labai aktualūs. Mačiau, kad ir komentaruose rašo neaktualus, skemas ir taip toliau, bet šiuo metu manau, kad Martas pagal savo video turinį uždirba kažkur 200–300 eurų, nes turinys yra keliamas tikrai nelabai dažnai, kaip koks Paulius Samoška, bet kelia tą turinį ir tikrai jis nėra toksai labai įdomus, koks buvo, tarkim, per Marto Prime. Dabar einame prie antrojo youtuberio. Ir mūsų antrasis youtuberis, kurį žiūrėjau ir anksčiau ir dabar, yra Paulius Samoška. Ir realiai šiuo metu Paulius kelia irgi labai aktyviai turinį. Anksčiau irgi keldavo, aš jį realiai pradėjau žiūrėti tik po šito videko. Realiai, kiek jis galėtų uždirbti, aš pagal jo dabartinį turinį, manau, kad jisai galimai uždirba kažkur nuo 1000 iki 2000 eurų. Gali būti ir daugiau, gali būti ir mažiau. Nežinau tikslios sumos, kiek uždirba tikrai iš video peržiūrų, nes Lietuvoje tikrai nemoka labai daug, iki 2 eurų maksimum, gal ir dabar 3, aš tiksliai nežinau, aš pats negaunu pinigų, bet manau, kad iki 2000 maksimum gauna Paulius Samoška. Judame prie mūsų trečiojo youtuberio. Ir mūsų trečiasis youtuberis yra niekas kitas, bet Vaidotas. Anksčiau aš jį žiūrėdavau irgi labai dažnai, šiuo metu žiūriu šiek tiek mažiau, tik dėl to, kad turinys šiek tiek pasikeitė. Anksčiau žiūrėjau tikrai labai daug ir praleisdavau beveik daugelį videkų ant Vaidoto. Ir šiuo metu manau, kad jisai kelia turinį šiek daugiau, bet mažiau gal, aš tiksliai dabar nežinau, ar jis kelia daugiau ar mažiau, ne anksčiau, bet šiuo metu tas turinys nebėra toksai labai aktualus bent jau man, ir aš manau, kad jisai šiuo metu uždirba kažkur irgi nuo 1 iki 2, kaip ir Samoška. Ir mūsų ketvirtasis šios laidos kūrėjas yra niekas kitas, bet aš pats Deividas Bačkys. Aš neuždirbu nieko, uždirbu 0, nes neturiu net štokių subscriberių, kas yra labai gaila, bet manau, kad šis dalykas išsispręs per tam tikrą laiką. Tai noriu pasakyti tai, kad aš anksčiau tam pačiam kanale keldavau apie krepšinį, anglišką turinį ir dabar pradėjau kelti lietuvišką turinį. Ir mano algoritmas veikia iš viso Indonezijoje. Indonezijai, hebra, kur moka ten centais. Tai realiai šiuo metu aš pats Deividas Bačkys neuždirbu nieko. Tai manau tiek šiandien. Apžvelgiam 3 youtuberius. Su manim, jeigu kaip skaitaus youtuberis, 4. Šiaip buvo dar ir daugiau turiu youtuberių, bet nežvelgsim juos, nes visgi videoklipas yra mano mėgstamiausi youtuberiai. Tai aš turiu 3 mėgstamiausius youtuberius. Manau, kad jums tas nekas, jeigu patiko, spausk like, subscribe ir iki greito.